eksporto aplankas yra tuščias, atsidarom surpadą. Įeinam į surinktus GIS elementus, yra GIS šulinys ir GIS kinetė. Kitų lentelė, aišku, gali būti žymiai daugiau. Spaudžiam Export ir dabar čia apačioje leidžia pasirinkti tik iš 3 formatų. CHP arba XLS, aišku, tekste nėra, man užtektų vien tik tekste. Taigi iš principo gerai pasižiūrim, eksportuojam CHP formatą. Export successful, pasižiūrėti, ką turim. Aplankas ir čia yra tik tai CHP failiukai, jo. Tai šitas eksportavimas netinka, ištrinkim jį. Taip. Dabar iš šito lango yra langelis iš karto GIS eksportavimo su rodiklė. Jeigu jį paspaudėm ir pažymim patį projektą, spaudžiam OK. Batch export, OK, jis išeksportavo. Tada einam čia, randam jau aplanką GIS. Einam į vidų. Vienam aplanke yra vėlgi tas pats, ką jau matėm, šeipai. Kitam aplanke, kurio pabaiga tekste, jau yra tai, ko mums reikia, ko man reikia. Tai yra failiukai tekstiniai, bet esmė, kad jų viduje tie duomenys yra atskirti kabliataškiais. Nu, aišku, aš prisitaikyčiau savo programas visą kitą, bet galimybė būtų gerai kažkur nustatyti vietoj kabliataškio kablelį. Būtų pageidautina.